Draugė susituokė su 37 metų vyriškiu, kaip aš, man 37 irgi metai, kuris nekarto neturės šeimos ir dabar po 3 metų pradėjo išlysti, kad tas semberniškumas. Kaip tai išvaryti? Nu žiūrėkit, jūsų draugas susituokė, jau ten buvo red flagas, sutikim su tuo. Bet okei, susituokė, nieko nepadarysim, reikia gyventi. Kaip iš jo išvaryti? Niekaip. Tol, kol jisai nenori, kad iš jo būtų išvarytas semberniškumas, nebus semberniškumas iš sembernio išvarytas. Tada, kada jis norės pats, kad to nebūtų, aš nežinau, ką jis daro, ar lovos nepasikluoja ten, ar būbius krapšto ir valgo, aš nežinau. Bet kažkas su žmogum yra negerai, jeigu moteris skundžias. Atsakant į klausimą taip tiesiogiai, išvaryti iš jo to nepavyks, jo to šėtono ir semberniškumo, iš jo padaryti vyrą kažkaip irgi turbūt nepavyks. Moteris gali rinktis ar būti su tokiu. Jeigu ją tenkina, jinai gali komunikuoti, kalbėtis, kurie semberniškumo bruožai nepatinka jai. Iš tikrųjų, aš jog nejokauju. Gal jis lovas nepasikloja, gal jis vaikiškai elgesi, gal pinigų neuždirba ir iš mamos dar gyvena. Mes nežinom, gal mama kūro jam užpila. Bet reikia kalbėtis, kad man biškitas nepatinka dėl to ir ano. Įdomu, tik klausimas skamba, kad draugė susitokė ir nufilmavo draugė atsakymą, ne? Gerai.